Šiandien mūsų virtuvėje orkaitėje kepta vištiena su daržovėmis. Taigi, ko mums prireiks? 6 vienetų vištienos bauzdelių, 250 g vyšnių pomidorų, 1 cukinijos bei šlakelio alyvuogių aliejaus. Kalbant apie prieskonius, galite maišyti juos patys, tačiau aš renkuosi ir jums rekomenduoju Magidėja sultingai vištienai su česnakais ir žolelėmis mišinį. Jame rasite kalendrą, ciberžolę, čili pipirų, mairūną, baziliką ir subalansuotą kiekį druskos. Vyšnius pomidorus supjaustome puselėmis, o cukiniją supjaustome stambiais gabalėliais. Į kepimo maišelį sudedame vištienos bauzdeles, vyšnius pomidorus, cukiniją ir Magidėja prieskonių mišinį. Maišelį išsandariname ir pakratome, kad prieskonių mišinys tolygiai pasiskirstytų. Pašauname į orkaitę įkaitintą iki 200 laipsnių. Vištiena keps 1 valandą. Nepamirškite pasirūpinti, kad kepimo maišelio kraštai nesiliestų prie orkaitės sienelių. Šties gardžiai kvepia. Skanaus.